Įsivaizduokit, kad kodą rašot kaip kažkokią muziką, kaip kažkokią tais meninį kūrinį. Ir tai galėtų būti kaip džiazo kūrinys, ar ne, kur gimsta kodas realiu metu. Čia ir dabar. Ir visa tai priklauso nuo kūrėjo, nuo jo momento, nuo jo emocijos, nuo jo išgyvenimų tą kiekvieną akimirką. Ir būtent apie tokį panašų reiškinį, kuris iš tikrųjų ganėtinai naujas, bent jau kaip toks reiškinys, yra tikrai vertinga pasišnekėti. Ir šiandien mes pakalbėsim apie tai, kaip apie naują reiškinį, kaip programavimas, bet tuo pačiu tai ir dalinai ir improvizacija. Ir šiandien mes vėlgi sveikinamės 31 minutę su Ilja. Aš esu šio podcast'o vedėjas, Evaldas Vinskutonis ir Ilja. Aš tiesiai prie reikalo iš tikrųjų klausiu. Aš užvedžiau, bet nepasakiau tiksliai, apie ką mes čia kalbėsim. Bet mes kalbėsim apie code vibingą. Gerai, aš biškį supainiau vibe codingą. Bet čia, žinai, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Iš tikrųjų, kas tai yra tokio, su kuo tai valgoma, jeigu iš esmės, kad žmonės suprastų? Žinai, iš karto noriu gal tokią vėliavą ryškę stiprią, žinai, įkelti, kad kuriem gali atrodyti, kad programavimas ne man, nes tai yra profesija, programuotojai kažką daro, ten sėdė savo kodę, tai vat, pirmą kartą per visą istoriją tai tapo instrumentas, reiškinys, procesas prieinamas visiškai kiekvienam žmogui. Ir truputėlį gal nukreipiu, kad prieš kurį laiką ten Holivudo filmai buvo išimtinai režisierių, garsių studijų prerogatyva ir tada atsiranda ten visokiausi TikTokai, YouTube'ai, kur kiekvienas žmogus norintis gali tapti influencerių, režisierių, filmuoti roliką, kelti platformą, rasti sekėjų ir panašiai. Tai vat panašu, kad tas procesas, kad kas sekantis dalykas pasidaro prieinamas kiekvienam žmogui, kaip hobis, kaip darbas, kaip tiesiog kažkas, tai pasiduoda vis toliau ir dabar vibe codingas yra apie tai, kad aplikacijos, servisai, interneto svetainės tapo nebe profesionalų programuotojų dalis ir darbas, o kiekvieno žmogaus tiesiog gal hobio, gal darbo instrumentas. Kitais žodžiais, vibe codingas kilo iš dviejų žodžių, jo, tai tas codingas be abejo programavimas. Tai toks su nuotaika kodavimas, ar ne kažkoks programavimas? Emocinis, tai reiškia, kaip jaučiuosi, teisingai pasakai, kaip muziką kuriu. Tai man nereikia žinoti ten kokie teptukai ten ar kokios natos, ką aš tiesiog jaučiuosi, kad aš noriu sukurti ar žaidimą, ar interneto svetainę, ar parduotuvę, ar darbo instrumentą, ar ten vizualizaciją savo duomenų bazės, ar tiesiog primintinuką apie mano gimtadienius, arba agentą, kuris man ryte parenka kruopščiai ten man įdomias naujienas ir siunčia e-mailų, tai visiškai viską, ką galiu įsivaizduoti, galiu sukurti pats, nežinodamas visiškai ne vienos kodo eilutės. Tai terminas kilo šiemet, dėl to taip madingiausias gal 25 metų vasaros buvo raktažodis dirbtinio intelekto srityje, vibe codingas. Tai yra būtent instrumentai, platformos, kurie leidžia visiškai kiekvienam žmogui žmogišką kalbą, tiesiog prisijungti prie platformos tokios panašios kaip ChatGPT ir pasakyti, o sukurk man šiandien žaidimą, nes man atrodo, kad tas Tetrisas yra ne iki galo įdomus, aš sugalvoju tokį ir tu kalbėsi, kaip su ChatGPT. Visa tai priklauso nuo tavo emocijos, nuo tavo intelekto, nuo tavo tos emocinės būsenos konkrečią minutę, ar ne? Pavyzdžiui, žiūrėk, kaip menininkai, ar ne? Jie arba kūrė muziką, arba, pavyzdžiui, tapo paveikslus. Tai jų paveikslai labai atspindi jų vidinį pasaulį. Tai šitoje vietoje vėlgi, kaip tu jautiesi ir tau į pagalbą kartu su dirbtiniu intelektu, tu gali labai puikiai išreikšti savo, tą kūrybą arba darbą kažkokį tais, ar ne? Tai aš manau, kad tas vibe codingas yra labai arti žmogaus. Nes jisai ir tuo pačiu ir padeda, bet tuo pačiu jisai eina koja kojon su žmogum. Nes jisai eina pagal emociją. Vėlgi nežinau, ar čia raktažodis yra emocija, ar čia svarbiausia dalis, ar fainas, ar raktažodis yra gebėjimas tiesiog nieko nežinant apie technologijas, nieko. Sukurti ne Excelio lentelę, ne ten gražų paveiksliuką, netgi ne simpatišką TikToko įrašą, o veikiančią aplikaciją, kas tai bebūtų. Tai gali būti vėlgi žaidimas, gali būti rimta interneto parduotuvė, gali būti bet kas, gali būti pagalbininkas robotukas, kuris daro ten 10 žmonių tavo darbą. Tai tas gebėjimas tiesiog prisėsti ir žmogišką kalbą pasakyti, o man reikia instrumento, kuris ten kas rytą prisijungia prie finansinių naujienų, ten išrenka ten, pavyzdžiui, žinias tik tai tokio tipo, tik tai apie tokias kompanijas, suveda ir gražiai man pateikia, tarkim, elektroniniu paštu ir tu tą gali daryti visiškai nieko nekoduojant. Tai čia yra iš tikrųjų toksai didžiulis raktas, tai lygiai taip pat kaip dabar begalės tų taip vadinamų influencerių, kūrėjų, gali kurti jau turinį tokią kaip video. Vėlgi priminsiu, kažkadaise tokio kokybės
įrašų, kaip dažnai matome TikTok'e, reikėdavo visos studijos, ten režisierių, animatorių, ten dar kažko tai. Dabar paauglys gali tiesiog paimti ir padaryti, įkelti ir surinkti ten 10 milijonų peržiūrų. Surinka daugiau dažnai. Tikrai taip. Tai vat lygiai dabar gali bet koks vėlgi ar suaugęs, ar paauglys prisėsti ir pasakyti, nu, man prisisapnavo va toks žaidimas. Ir ten bus va toks personažas, jisai va tą veiks ir va tiesiog aprašo. Tos emocinės tokios bangos pagavau save ir aš dabar įdarbinu kažkokią sistemą, kad man padėtų tą savo, tą kažkokią tais mintį įgyvendinti, ar ne? Tai apie tai, kad technologija jau leidžia iš esmės visiškai atsiriboti ir paslėpti visus instrumentus. Va tiesiog viskas, kas lieka ten, duomenų bazės, interneto serveriai, ten visi tie raktažodžiai, kodas ten su formaliom ten kableliais, ten lentelėm, formulėm, viskas tas išnyksta. Tu tiesiog vėlgi kaip dailininkas jautiesi, kad tu tavo mintis, o ką tu nori, tavo žmogiškasis pasakymas, kad aš noriu va taip, ir robotukas viską padaro, ten gimsta tūkstančiai, 10 000 eilučių kodo. Serverių reikia laikyti, nei kažkokių dalykų reikia, nei SAS, nei kažkokių programų turėti, licencijų. Nereikia, man tai reikia visiškai dirbtinio intelekto, geriausiai būtų ar agentas kažkoks įdarbintas ar panašiai. Ir savo tą viziją, tą emocinį kažkokį tais momentą, ką aš noriu padaryti, kažkokį darbą. Lietuviai pamėgo platformą Lovable. Tai mūsų skandinaviškas kaimynas, pasaulyje gal šiek tiek ten stipresnė, ten galingesnė laikom platforma Replit, ten visiškai profesionalai pasirinka kursorių ir panašiai, tai tų platformų atsirado, platforma vyksta, ką jie ten daro. Tai vėlgi, lygiai taip pat sąsaja ir interfejsas yra labai panašu ChatGPT, tiesiog kaip tu ateini chatgpt.com ir gali kalbėtis apie viską, tai lygiai taip pat tu atidarai tą svetainę, tarkim, replit.com ir tiesiog tave sutinka tas pats įprastas chat interfejsas, panašiai kaip ChatGPT, tik tai tu neklausi kokios nors enciklopedinės žinios, o pasakai, o sukurk man va tokį žaidimą, aplikaciją, procesą ir viskas, parašai. Aš noriu, tarkime, savo įmonį interneto svetainės, kuri būtų va tokiam tradiciniam spalvom, ten konservatyvus dizainas, ten nupieš logotipą, čia pateik informaciją, įmeti ten fotkių, teksto, ten dar kažką, tai paspaudi mygtuką. Tada ten grįžti ten už 10 minučių, tau yra interneto svetainė padaryta. Tada marketplace'as kažkoks, tai kuris... Čia yra platforma, jo, kaip ChatGPT yra platforma, tai lygiai taip, Replitas yra platforma, Lovable yra platforma, tai visiškai tau nebereikia rūpintis nei hostingu, vėlgi nei dombazė, viskas paslėpta, tai pagal mane lygiai taip pat įgalina visiškai kiekvieną žmogų kurti, bet vėlgi jau nebe ten filmukus, nebe ten kažkokius tai blogus, nebe tekstus, nebe paveiksliukus, nebe postus, o tiesiog veikiančią programinę įrangą. Ir ten veterinaras padarys patogų saitą, kur gali klientai ten kažką užsirašinėti, daktaras padarys patogų instrumentą, kad susirašinėti ar ten įkelinėti informaciją, stebėti. Iš klientų, va šiandien ryte prieš šį podcastą turėjau tokį labai įdomų ten seminarą, tokį gyvą su draudimu viena iš bendrovių brokerių, kur aptarinėja, va grinai mes kalbamės ir jie sukuria įvykių registracijos aplikaciją, kur sako, mes per 10 minučių sukuriam kažką, kai anksčiau su programuotojais reikėjo ten kurti ten mėnesiai 10 000 eurų biudžetai ir panašiai, o čia va tiesiog kolektyvas sumeta ir vienas sako, aš noriu čia galimybę prisekti nuotrauką iš įvykių vietos, kitas sako, ne, tą nuotrauką geriau ten nekelti, tegu automatiškai GPS signalą registruoja ir panašiai, ir va toksai dinamika, kad visiškai žmonės, nieko nesusijęs su programavimu, čia ir dabar praktiškai seminaras ten pas mus vyko ten keletą valandų, tada veikianti aplikacija, va tiesiog, kurią gali kiekvienas žmogus pasaulyje tiesiog prisijungti ir naudoti. Tai va viskas daug lengviau, paprasčiau. Gerai, o jeigu, mes sakom, darbas pagal nuotaiką, bet ne pagal planą, ar ne? Čia visas tai, apie ką mes ir šiandien šnekame. Aš čia tą nuotaiką taip saliginai, nes čia taip sutapo, kad tiesiog ta nuotaika yra žodis vibe. Bet bandau, žinai. Jo, bet esmė ne tame, kad tiesiog tai yra nuotaiginumas, esmė tame, kad tu kaip žmogus gali padaryti bet kokį nuo hobio lygio programėlės žaidimėlio iki darbinio instrumento, kur tavo klientai rimtos įmonės naudoja ten, žinai, 10 000 klientų ir tau nereikia visiškai jokių žinių, visiškai jokių programavimo žinių. Va čia yra apie tai praplečia ratą, jeigu anksčiau vėlgi. Tas procesas, vėlgi įsivaizduosime, tarkime, ten maža ar didelė kompanija užsinorėjo ten banaliai, paprastai interneto svetainės, banaliai. Tai kaip vyksta ten, vadovai sumeta informaciją, sako, mūsų svetainė tokia informacija, jinai skyrių ten, kur nupiešia techninius brėžinius. Techniniai brėžiniai keliauja ten pas dizainerį, kuris nupiešia tos wireframe'us, taip vadinamus, ir tada toliau perduoda programuotojas. Programuotojas padaro ir tas visas užsitempia procesas. Ir kokybė ir geresnė, bet tai yra labai didelis laiko resursų. Kokybė tame ir paradoksas, kad dažniausiai
dažniausiai yra prastesnė. Kiekvienam tarpe prarandama informacija dalis. Ne visai apie tai. Matai vėlgi, dažniausia labai reta kompanija gali skirti pakankamai resursų. Nes kad produktas būtų kokybiškas, vėlgi tiesiog kiek investuoji, tą gauni. Tai jeigu galimybė investuoti į Uberių milijonus į atrodytų paprastą ten programėlę Uberių, tai yra nelygu ten maža parduotuvėlė Lietuvoje gebanti investuoti į savo parduotuvės svetainę. Va tiesiog per keletą eilių biudžetai skiriasi. Tai dabar, kai tai daro žmonės, faktas, kad neturės keletą milijonų eurų biudžetą ten parduotuvėlė parduodanti ten kažkokias nišinės prekes, sukurti interneto svetainę tokia kaip Amazonas, be šansų. Tiesiog resursų tiek nėra. Dabar vėlgi robotukų dirbtiniam intelektui nesvarbu, o tiesiog nesvarbu, ar jisai dirbs ten 10 minučių pagimdys ten 1000 eilučių kodo, ar dirbs ten 20 minučių pagimdys ten 100 000 eilučių kodo, tai tu gali pirmą kartą su praktiškai, aš laikau nuliniu biudžetu, ten centai skaičiuojami, bet galime kalbėti apie nulinius biudžetus, tu gali su mažo resursu per ypatingai trumpą laiką sukurti daiktą, kur iki šiol galėjo sau leisti tik tai ten tokios didelės korporacijos. Saugumo prasme, patogumo prasme, ten dizaino prasme ir panašiai. Tai ne tik tai tiek, kad greičiau ar be kodo, bet ir gerokai sudėtingiau. Nes dirbtinis intelektas jisai yra kaip, jisai turi 100 rankų ir jisai visas sritis jisai apjungia po savimi ir viską padaro tom pačiom vienom rankom vienu metu. Ir dėl to vartotojui nereikia eiti į kiekvieną sritį gilintis ir naudoti skirtingų platformų ir panašiai. Bet aš pratęsiu savo mintį, kaip tu manai, kaip kūrybinė būsena ir emocijos gali daryti įtaką kodo rašymo kokybei? Na, matai, čia gal replikuosiu truputėlį, kad skaitant tos pirmosius pranešimus betų testuotojų, kurie paragavo, kas tai yra, tikrųjų programuotojų, kurie gali palyginti, kas yra. Jo. Tai dažnas atsiliepimas yra jaučiuosi dievu. Nes anksčiau reikėjo kruopščiai, nuobodžiai, ilgai, kartais mėnesiai, kartais metais kažką daryti. Dabar tada pasakau kaip džinų iš Aladino. Aš noriu, kad... Bet ir kad klaidų tikimybė yra mažesnė. Čia vėlgi... Jo, gal kvestionuojamas klausimas, bet iš esmės vis tiek jisai tiksliau galbūt ne žmogus dėl nuovargio, dėl visų kitų dalykų. Tai čia toks šoninis offside'as. Tai va, ta sekundė, kai tau dingsta visi techniniai klausimai, ta sekundė pilna galia įgyja kūrybiškumas. Nes viskas, man jau nebereikia stebėti vėlgi tų formalių taisyklių, kablelių ten, kad formulė suvažiuotų, viskas nebereikia. Žinai, kaip tu pradžiai mokiniesi gramatikos tam, kad išmokti, kaip tas raidelės jungti į žodžius. Jeigu tu pasieki tam tikrą lygį, tai tu tiesiog viskas nebesijauti, kad tu gramatiškai taisyklingai turi dėlioti raidės, tu tiesiog rašai tekstą autoriui, taip. Tiesiog naktį atsisėdo ir man gimsta idėjos, man gimsta scenarijai, man išnyksta tiesiog tas lygmuo raidelių, kablelių, ten redaktorius ir visą kitą, nes aš tiesiog, kas man galvoj yra, tai aš pateikiu ant popieriaus ir tas tarpininkas, kaip ten raidelės, kableliai, žodeliai išnyksta. Tai labai panašų jausmą gali turėti autoriai, lygiai taip pat dailininkai, sako, ten aš kalbu 4 metai ten mokykloje, ten kaip šešėliai, kaip perspektyvus, ten oro perspektyva, geometrinė perspektyva, tai kalu, bet kai aš tą techniką įgyju viskas, man tas išnyksta, aš tiesiog turiu kažkokią asociaciją, mintį, emociją, kūrybiškumas tiesiog praleidžia tas visas techninės stotelės ir tiesiog atsigulė ant lapo. Tai lygiai taip pat, vėlgi tu gali pasakyti šiandien, tarkime, aš ten sukūriau žaidimą ir man norisi, kad jisai būtų ekspresyvus, funky arba atvirkščiai toksai ir man nebereikia atskirai ten skambinti dizainerių ir sakyti, klausyk, perdaryk tos dizainus, kad jie būtų ten labiau ten tokie žaismingi, ten spalvos ryškesnės, visą kitą, tą dizainą paėmė duoti programuotojui, pasakyk, žiūrėk, ten tipo, ne, tu gali pasakyti funky. Tada už 10 minučių pažadį, sakai, ne iki galo, tai ten arba dar labiau funky, arba nelimpa čia, perdaryk viską, noriu ten konservatyviai. Tai iš čia ir atsiranda, kad viskas, kas išnyksta, techninis lygmuo, lieka išimtinai kūrybiškumas, ką tu gali sugalvoti, nes faktas, kad suformuoti, ko tu nori, irgi sunkoka. Ir kaip tu tą nori padaryti, tu gali pasakyti spalvos, ekspresija, dizainai, elementai, tai tu jautiesi kūrėjų, tai dėl to gimsta tokie atsiliepimai, kad aš jaučiuosi dievas, kaip ten Aladino istorijoje, jo Patrynus arba ten mūsų pasakose. Visas tavo fantazijos. Man lydekai liepus ten man panorėjus, ar ten kaip ten būtų, tebūnėje ten žaidimas, tebūnėje ten mano kompanijos saitas, tebūnėje marketplace'as, tebūnėje ten šitas, tebūnėje mano sausi
mano visos ataskaitos Excelinės atrodo kaip spalvingi infografikai su viskuo. Ir tas iš tikrųjų, kai tu tą paragauni, tai tas, wow, kaip ir išauginęs, nežinau, rankas, kojas ir gali padaryti ten, nežinau, 100 kartų daugiau negu kitaip. Bet mes turim programavimą dar kaip ir improvizaciją. Ir kaip tu manai, ar programavime mes galime lyginti su, pavyzdžiui, džiazo improvizacija, ar ne? Nes aš buvau užsiminęs, bet kai mes sakom, kad kodas gimsta čia ir dabar, ir tuo pačiu irgi menas irgi gimsta čia ir dabar, ir džiazas irgi yra kūriamas čia ir dabar, tai kaip viskas priklauso tik nuo būtent to žmogaus, to kūrėjo būsenos? Vėlgi, aš vėlgi dalinai ir gal netgi mažesnė dalim, sakyčiau, kad vertė, sakysime, viso to gal proceso ar fenomeno yra ta emocija. Vis dėlto žmogui, jo emocija svarbu, ekspresija svarbu, menas, dizainas svarbu. Tiek kyla. Viskas tvarkos. Jo, bet daug didesnė vertė yra vėlgi gebėjimas, neturint techninių žinių, konvertuoti į rutininius procesus, kur reikėjo žmogaus, kas rytą atsikeliu, prisikaupė per, tarkime, naktį suporto mailų 20, kur man reikia sausai techniškai ieškoti atsakymų. Tai va, čia emocijos mažai. Mainais aš galiu pasakyti, klausyk robotuke, va, aš tau duodu prisijungimą prie mano pašto dėžutės, va, aš noriu, kad tu naudotum ten ChatGPT 5 modeliuką, nes jis galingiausias. Va, šitoj vietoj čia yra API'sas, kur guli mūsų visos įmonės dokumentacijos resursai ir gavus laišką tiesiog atsakyk pagal šitą, o jeigu neturi žinių, nu tada tik tai pasiūs klasę mažą, aš jau užsitrauksiu. Tai vėlgi, čia emocijos mažiau, bet tai atlaisvina žmogų nuo vėlgi privalėjimo, priklausomybės nuo kažkokio išorinio resurso, ten techninio kontakto, biudžeto ten ir dar kažko tai. Tai gebėjimas viską, ką galiu perkelti į elektroninę erdvę, tą padaryti, viską. Neturint visiškai resursų išorinių biudžetų žmonių ir viso kito ir techninių žinių, ir tas atlaisvina, nes tai reiškia, kad jeigu tu gali pavesti procesą aplikacijai arba va tokiam, nu jie vadinami agentai, kuriuos tu sukuri, tai tada tą sekundę tu gali pasitraukti ir pasakyti viskas nuo šiol, nu nebeleisiu laiko ten 30 minučių ir ten kas rytą, ten atsakinėjimas mailus, nes turiu poreikiai ten kažką kito svarbesnio daryti. Tai vėlgi taip, teisingai sakai, čia kūrybiškumo yra, bet daug didesnė vertė yra, kad aš galiu automatizuoti praktiškai visus elektroninio bendravimo aspektus, o šiais laikais praktiškai visas yra elektroninio, viskas ten nuo medijos iki žinių, iki visko. Ir tam nereikia man kalti universitete ten 10 metų, dar tiek pat patirties kaupti kažkur, tai aš tiesiog galiu žodžiu tą pasakyti, va čia yra vertiausias. Juokingiausia, žinai, jeigu mokytoja dabar tavo žiūri, sako, Ilja, man atrodo, kad tu, jeigu nesimokysi mano pamokos, tai bus tau blogai, o dabar Ilja sako, bet tamsta mokytoja, dabar yra dirbtinis intelektas ir visi kiti ten vibe codingai ir taip toliau. Tai daug paprasčiau yra viskas. Bet kokie dar įrankiai labiausiai palaikantis tą vaibą? Nu, tarkim, tai gali būti AI, kažkokie tai agentai, pagalbininkai, muzika, apšvietimas, dar kiti dalykai. Kokie įrankiai tavo nuomonė yra, kurie padeda palaikyti? Nu, vėlgi, jeigu taip truputėlį abstraguotis nuo konkrečiai codingo, tai va, tas žodis vibe, vėlgi, jo tiesioginė prasme tai yra emocija, bet platesnė prasme tai yra nebūtinai perduoti emociją, tai yra gebėjimas minti. Tiesiogiai implementuoti į rezultatą, vėlgi, ar tai būtų programa, ar tai būtų žaidimas, ar tai būtų ataskaita, ar tai būtų straipsnis, ar tai būtų filmas, betarpiškai, va tiesiog pasakys ir bus įvykdyta. Ir va čia yra vertė, tai vėlgi visi pagalbiniai instrumentai, pavyzdžiui, labai dažnai kombinuojamis vibe codingas su generatoriais artinėse medžiagos kaip Midjourney, kur tu gali pasakyti, sukurk man, pavyzdžiui, paveiksliuką mano straipsniui, kuriame būtų ten robotukai, arba ten būtų saulėlydės, arba kas bebūtų mano straipsnė, tai man nereikia vėlgi fotografuoti, ieškoti, tiesiog sukurti. Tada aš galiu sujungti tuos instrumentus ir pasakyti, gerai, šiandien noriu sukurti ten žaidimą, kurio ten vėlgi funkcionalumą atlieka vibe codingas, kurio vizualą viską atlieka tas pats Midjourney, kur tiesiog aš jau bendrauju kuriant vizualus, spalvos, gamos, stilius, ten visą kitą, to sujungiu ir tada sakau, žiūrėkit, čia gavosi kūrinys, kur tiesiog, nu, man tai patinka. Ir netgi toliau einant atsiranda tokie, žinai, terminai, kaip ten gal netgi pats paskutiniausias, iš kurio esu girdėjęs, tai yra vibe physics. Vibe physics, tai reiškia, kad vėlgi labai panašiai kaip su programavimu, fizikoje tarp žmogaus
ir pasaulio suvokimo yra labai didelis matematinis aparatas. Pabandyk, nežinant matematinio aparato, nors ką atspėti, nuspręsti, sugalvoti kvantinėje fizikoje. Be šansų, nes kvantinės fizikos pasaulis tiesiog visiškai kitoks, neseka visiškai ne vieno dėsnio, kurį mes pripratę matyti makro pasaulyje ir paprastai, tikrai tau reikėjo fiziko karjeros tam, kad apskritai pasakyti, gerai, va dabar ten ateina kvantinių kompiuterių era. Tai kaip tu kažką naujo sukūri, nežinant, va, tiesiog už žalio supratimo neturint, kaip elgesi dalelytės ar šviesa, ar elektroninis magnetinis laukas, va tam kvantiniam lygmenį, tau reikėjo ten be galo daug formulių. Lygiai vėlgi žmogus, kuris nežino gramatikos, nežino raidžių, nežino žodžių, nežino ten to dėsnio, jisai negali būti rašytoju. Jisai gali maksimum išpasakoti, ką žino, bet jisai negali tą konvertuoti į knygą. Tai fizika iš tikrųjų ateina į tai, kad tau jo nebereikia iš tikrųjų tų visų formulių žinių, tu gali pasakyti, žinai, pabandyk įsivaizduoti visatą, kur tarkime, ten vietoj ten dabar madinga spėlioti, kiek iš tikrųjų dimensijų turi visatą ten. Ir vieni sako, ten vos ne į 2 galim suvažiuoti visą kitą hologramą, kiti sako, ne, hebra minimum 11 dimensijų ir panašiai. Tu gali pasakyti, žinai, tarkime, darome prielaidą, kad ten pasaulis yra ne. Priminsiu, kad fizikai yra pripratę mūsų pasaulyje aprašyti 3+1 dimensijom, 3 erdvės 1 laiko, tai 4 dimensijų pasaulis yra dominuojanti kaip modelis. Tu gali pasakyti, gerai, tarkime, ten, man atrodo, kad ten kažkokie dėsniai netelpa į ten 4 dimensijas. Pabandyk įsivaizduoti, kad yra ten 5. Ir tau vietoj visų tų formulių patikrinimo, atitikimą, Newtono dėsniams, ten dar kažkam, tai tau, kad to neskaičiuoti, modeliukas tadam susisuka, praskambina tavo naują kažkokią idėją, koncepciją, mintį, hipotezę, su visiškai visa žinoma ten mokslo ištrasto formulinu ir pasako, ne, sorry, žinai, ten 6 negali būti, nes, ir tau pasako, nes, va taip. Ir vietoj to, kad ten leisti 6 metus ten tyrinėti, kažką daryti, skaičiuoti, tu tiesiog čia gali pasakyti, gerai, atsisako minties, kad yra 6 dimensijos, norim dabar, kas jeigu ten, tarkime, ten fotonas turi tik tai 2 dimensijas, o ne 3, nes jisai gyvena savo taisyklę. Ir va, stegilis užkaita, aš dabar klausydamas tavęs, galvoju, tos dimensijos, aš jau net pats pasimečiu, kiek iš tikrųjų dabar ta dimensija, žinai, atrodo 3 dimensinis, dar 4. Man tai kosmosas, iš tikrųjų, aš fizikų negalėčiau būti. Tai va, teisingai sakai, tai jeigu dar tarp tavęs ir va tokio laisvo pamąstymo, o kas iš tikrųjų yra pasaulis? Kaip visata veikia, kodėl visata apskritai susikūrė, kas buvo per tą didį sprogimą. Sakysiu, grįžau iš New Yorko, iš Čikagos prieš savaitę ir buvom nuvažiavę į vieną muziejų, tai yra nacionalinis muziejus ir buvo, aišku, planetariumas ir ten rodė tą visą filmuką planetariume su tais visais grafiniais sprendimais, parodymais, koks mikrodulkės sprendimas yra ta mūsų Žemė. Tai nekalbu apie Žemę, apie mūsų tik visatą, apie mūsų, tai va čia tu supranti, ant kiek viskas yra platu, nepriepiamai platu ir tos dimensijos čia, čia net nesupranti, kad be galo įdomu. Nes, pavyzdžiui, vėlgi, su kuo dar tu gali pakalbėti? Sproksta tiesiog be prasme, nes tu nesupranti, ant kiek tai yra įmanoma, kaip žmogus gali iš viso žinoti tokius dalykus, kaip jisai ten pamato, ten tos nes pas mus yra, žinai, tas paukščių takas, viskas, bet yra tokių daug visatų ir kaip mes juos matom ir čia atskiro podcast'o verta diskusija, žinai. Gal, bet vėlgi, aš sėjau su tai, kad jeigu vėlgi anksčiau, tiesiog prieš miegą pasikalbėti, kartais, žinau, turiu pažįstamų, kur sako, domi mane ten kažkokie moksliniai pasiekimai, tiesiog žavi ten, norisi pasiskaityti, kas yra ten juodos skylės, kas yra ten kvazarai, kas yra ten kvantinė fizika, visai kita, tai anksčiau, jeigu tu pretenduoji kažką, tiesiog gal naujo sumastyti, gal suprasti giliau, gal naują mintį pateikti, tai jeigu tu nesi fizikas su ten 30 metų patirties be šansų, nes ten matematinis aparatas yra nepakeliamas paprastam žmogui, tai dabar tu gali tiesiog prieš miegą paklausti, pasakyti, gerai, o kas buvo prieš ten didį sprogimą? Ten sako, yra ten keletą hipotezų, teorijų, ten, kad laikas simetriškas, kad ten laikas bėga mūsų pusėje į priekį, gal ten prieš sprogimą bėgo atgal ir panašiai, tu gali pasakyti, o gal ten, tarkime, ten laikas yra dvimatis. Ir tada pramuša per visas formulės ir pasako, žinai ką? Sako, visai gali būti, kad dvimatis, nes ta hipotezė, kad laikas dvimatis, nekaip nesikerta su dabartiniam visom pasaulio žiniom. Ir vėlgi, jeigu nebūtų tas dirbtinis intelektas praskambinęs tavo, tiesiog banalią frazę, o gal laikas dvimatis.
praskambinęs per ten keletą tūkstančių visų žinomų formulių, tai tu, be šansų, tai ir tu gali spekuliuoti ten belie kiek. Tai va čia tiesiog iliustruoju, kad tu gali dabar turėti prieš miegą produktyvų pokalbį visom temom, įskaitant tiesioginę prasme kvantinę fiziką, kartais netgi lygiai taip pat kaip paauglys, kaip sakai, sukuria TikToką, kuris ten užtarnauja 100 milijonų sekėjų dėmesį stipriau negu Hollywoodo filmas, lygiai taip pat drąsiai galiu įsivaizduoti, kad rytoj matysime paauglį, kuris tenas išsprendė ten 100 metų kokį nors fizikos dėsnį, prieš miegą kalbėdamas Vibe fizikos platformai su fizikos varikliuku, arba ten paauglys kitas, kuris ten pralenkė ten 100 metų ten kokį nors žaidimą, nes per vibe codingą tiesiog pagavęs tam tikrą įdomią bangą, ten po mokyklos, ten porą valandų sugalvojo žaidimą, kurį ten kaip Labubu dabar ten Labubu. Sprogo internete ir tapo multi-vienaragis. Jo. Tai vėlgi, kai išnyksta techninis lygmuo, ir nesvarbu, kalbame apie kodavimą, programavimą, fiziką, dar kažkas, tai tada žmogus ir tiesiogiai jo mintis, jo idėjos, jo kūrybiškumas transliuojasi į produktą. Ta produktą gali matyti milijonai arba milijardai, tai tas žavi. Nes iš tikrųjų ateiname pasaulį, kur tas įvairovė yra tiesiog begalinė. O paskutinius gal klausimus norėčiau tau užduoti, nes vėl diskusija kaip visada yra įdomi, bet tuo pačiu, kada tu manai, kad galima plaukti su Vibe? Pagavai, ar ne? Ir tu dabar eini, naudoji tą momentą savo. O kada visgi būtina kažkokia griežtesnė struktūra, testai, kažkokie tokie, žinai, varžantis labiau tavo tą potencialą? Vėlgi, man labai norisi tikėtis, ir šiuo metu dar ten nesame. Jeigu kalbė, kad vis dėlto tas vibe codingas šiuo metu, lygiai kaip, žinai, prieš ten pusmetį ar ten prieš metus paveiksliuko generatoriai nupieždavo ten 6 pirštą. Ir nežinai tos problemas, ne? Tai pirmieji generatoriai vaizdo. Taip, buvo čia pradžioje, kai tik tai. Jo, jie nebuvo iki galo tikslos ir tu paprašai nupiešti ten žmogų laikantį ten puodelį kavos ir tada 6 pirštas atsiranda. Jo, tai buvo ta žinoma bėda mano žiniom. Dabar, aišku, ne 100%, bet jau didžiąją dalim tas išspręsta. Paveiksliukai, nuotraukos video yra jau dabar labai tikroviški. Absoliučiai. Tai lygiai dabar galima sakyti, kad bent jau vibe codingas ir ten vibe fizikos, vibe ten medicina, ten visi kiti dalykai yra tokiam pradinėme etape, kaip 6 pirštas gali atsirasti. Tai dėl to ten pasakyti, sukurk man bankinę aplikaciją, kur aptarnauja ten mokėjimus, aš dar nedrįščiau. Bet esame netoli to. Tai sakyčiau, dar kokie porą metukų ir tu drąsiai gali pasakyti, sukurk man bankinę aplikaciją, kuri bus saugesnė, patikimesnė, be klaidų, griežtai pagal taisyklės. Nebe webas, o ir appsus netgi pilnai. Visiškai codingas nėra webas, yra iš esmės viską gali kurti. Jo, teisingai. Tai tikiu, kad tai yra, sakysime, ten keletos metukų klausimas, kol kas dar ne. Bet tada tuo metu visiškai viskas, kas yra rutina, disciplina, taisyklės, išnyksta iš žmogaus dėmesio lauko, lieka išimtinai kūrybiškumas ir mano mintis. Ir jeigu man pasirodė, kad ten kažkokia svetainė veikia kreivai, tiesiog, žinote, aš asmeniškai, pavyzdžiui, labai nemėgstu svetainių, kurios yra nepritaikytos žmogui, kur reikalauja paspausti ten 10 mygtukų, kur galim paspausti 1. Mane tiesiog trigerina. O tokių yra sočiai. Senesnio gal formato nes arba tiesiog net naujinto, žinai. Tai, vėlgi, dabar norisi tikėti, kad su tais instrumentais tai dabar viską greitai pataisys. Bankai labai susitvarkė, kur, mažai tų klikų, arba ten eini, pavyzdžiui, M-parašą padaryti. Praktiškai yra labai mažai klikų. Pauk, iškrenta per veidą, atpažįsta, viskas išėjo. Bet reikia pripažinti dar toli ir ne visur, tai pagal man yra. Dar gairės turi būti išlaikomas, nenori. Tai man atrodo, kad jau visai neužilgo tas laikas ateis, kada tu tiesiog pasakai, ko nori ir pasakai, sukur man, tarkime, nežinau, vėlgi lėktuvo bilieto užsakymo platformą, kur pati praeina tos visus ten checkboxus, registracijas kažkokias, tai tos visus ten spastus, kur ten kažką nepažymėjai ir tada tave ten draudimai tau pradavė, kurio tau 100 metų nereikia ir panašiai, sakai, man tiesiog reikia vieno langelio, iš kur į kur,
praeik visus pastus, visus langus ir nupirk bilietą, taškas. Ir visas tas saugiai, tvarkingai, perskaito visus ten terms of service, ten netingi įlysti ten kur nors ten ir pakeisti valiutą, nes jeigu nedaug dievė, tu nesi pakeitęs valiutos, tai tavo bendrovė pričaržys ten 13% už konversiją euro ten į svarą, ten kažką tai tokio. Tai vėlgi aš tikiu, kad tas laikas ateis ir tas laikas labai netoli, o kol kas, vat, yra kaip yra. Čia reikia tada, kad būtų tie dalykai pritaikyti Teslos filosofijai, kur ne pagal taisyklės, o tai, kaip aš noriu. Būtent. Nes jeigu mes žiūrime į reguliacijas, į taisyklės ir visą kitą, tai mes tada esam, siauriame kelyje, bet kai atsiranda, yra, kur aš savo darau, nežiūrėdamas taisyklės, aš kuriu taip, kaip aš noriu ir tada gaunti visai kitoks produktas. Atsiranda šitas, atsiranda Tesla, dabar jau atsirado netikras naujienos, fake newsas, kur išėjo Tesla telefonas. Kažkoks, aš net patikėjau, nuėjau pasiklausiu, pasižiūrėjau, pasigūglinau ir iš tikrųjų, nes jau ten kosmosas iš satelito rašo, kad naudoja be SIM kortelių, be visą kitą, net patikėjau, galvoju, dieve, koks stebuklas atėjo, žinai. Tai be taisyklių, darai kaip savo nori. Žinai, kažkadaise buvo tokia panaši dinamika, kai Nokia buvo dar pasaulio karalius. Absoliučiai. Ir tuo metu, matyt, Steve Jobsas savo pasakė, čia yra absurdas. Kaip galima tokią techninį interfejsą turėti tam, kad prisijungti prie interneto reikia turėti inžinierio laipsnį. Nežinau, pamenė ar ne, bet Nokia prijungti... Kad turėjau plytas tas Nokijos. Bet pajungti Nokia prie interneto, konfigūruoti IP-nus, ten visą kitą, tos visus ten, visą kitą, išsiųsti MMS, tai tau reikia inžinierio laipsnis, aš nejuokauju. Ir atėjo Steve Jobsas ir pasakė, čia yra absurdas hebra. Neturėtų žmogus, neturėtų tų visų ten nustatymų, IP adresų, ten tų visų prisijungimų, neturėtų. Jam reikia įjungti ir veikia. Ir padarė iPhone'as labai greitai užkariavo pasaulį, tai lygiai taip pat vėlgi aš tikiu, kad atsiriboja nuo tų visų absurdų galimybę kurti aplikacijas, prietaisus, procesus, žaidimus ir visą kitą. Bet kam? Ar tu paauglys, ar tu esi programuotojas, būtent įgalina tai, kad mes tikrai galime tikėtis pamatyti daug kokybiškesnių sprendimų aplink visame kame, nuo to, kaip mes ten skaitome naujienos, iki to, ką mes žaidžiame, kaip mes dirbame su banku, kaip užsakome eurobilitus ir panašiai. Manau, kad ta graži nata reikia užbaigti, nors vėlgi kalbėti norisi, bet bičiuliai, čia yra jūsų šansas, jeigu pamatėt, kažkas suvaibino, parašykit mums komentarą, nes tikrai, žinokit, tos komentarus matom, skaitom ir kartais galbūt netgi ir parenkam jūsų komentarus į mūsų kažkokią diskusiją. Tai tikrai parašykit, kaip jums patiko šitą temą ir galbūt jūs irgi turit savo tam tikrų būdų, kaip su vibe codingu naudot jūsų gyvenimą ir panašiai. 31 minutė su Ilja. Ačiū, kad esate, ačiū, kad žiūrit. Paspauskit mygtuką like. Padėkit mums ir toliau augti ir skleisti gerą turinį. Ačiū ir iki kito karto. Ačiū labai, iki. Ačiū.